Labą, tai Pakruojo rajone, Dvariūkose, parduodama sodyba, asfaltas privažiavimas. Čia žiūrint nuo kur važiuoja, dar irgi yra žvyrkelė šiek tiek, bet nedaug, žodžiu, bet vietiniai tikrai ar žinot Dvariūkus. Tai iki Mūšos upės yra, jeigu tiesiai 300 metrų, iki užtvankos, paskui pridėsiu irgi video 1,5 kilometro, tai porą minučių irgi su automobiliu. Tai parduodamas šitas namas, pasodybinis yra 22 arai namų valdos sklypas ir 36 arai žemės ūkio iš karto už ūkinio. Tai viso yra 58 arai, žemė išpirkta, sklypai suformuoti ir einam, parodysiu iš arčiau, kaip atrodo. Tai namas, kaip matot, be durų dabar, buvo naujas durys šarvo įdėtas, bet nebėra jų. Ir lango trūksta tenai, bet langas nebuvo įdėtas. Tai įdėti 5 plastikiniai langai dideli, va parodysiu išorę kaip atrodo ir tada į vidų eisim dar. Tai va šitas ūkinis priklauso, čia sklypas irgi yra planas išvalyti sklypą, šitos, kaip sakyt, šia bakštynus. Čia va, kaip matot, irgi reikia aptvarkyti, yra šulinys va ten prieki, va taip atrodo iš šitos pusės, stogas gan tvarkingas irgi. Rastai geri, parodysiu viską iš vidaus. Va taip atrodo iš šito šono. Elektra šiuo metu name yra atjungta. Va taip atrodo. Čia obelis tos, va čia tas sklypas irgi priklauso visas tos obelis iki tvoros. Sklypas, kaip matot, irgi medžiais apaugęs, tai nuo kelio, kad nedulkėtų, viską tokia užuovėja gaunasi. Va taip atrodo vidai. Va, paukščiukas įskrydo. Šitągi parodysiu, kaip atrodo, va, pasižiūrėkit. Rastai yra gan geri. Sudėti 5 dideli plastikiniai langai. Nauji, ne per seniausiai žmogaus, bet tiesiog persigalvojo, neberekonstruoja. Bet va, kaip matot, geri rastai. Tai tikrai karkasas namo yra vertas dėmesio, jį tikrai galima rekonstruotis. Einam, kitus kambarius parodysiu. Tai va čia dar 2 langai nauji, ten 2 nauji įdėti ir va čia va dar vienas naujas irgi langas. Tai va čia jau einam į 3 kambarį iš viso. Čia dabar toliau paėjus. Čia katilinė greičiausiai turėtų būti. Ir dar vienas kambarys. Va čia. Ir va čia toks koridoriukas irgi. Na ir va pasižiūrėkit, kaip stogas atrodo. Tai tikrai gan geros būklės, jokių bėgimų kažkokių dar kažko. Tai va.